Alio, alio. Labą dieną. Labą dieną. Aš čia kalbu su Egidiju Dragūnu. Taip. Čia jums skambina jūsų didžiausia gerbėja, ponia Janina. Norėjau šnektelti sekundėlę. Ponė, sakykit, aš matau, kad jūs tokia vyresnio amžiaus, aš tiesiog dabar kaip ir užsiėmęs, esu pas jūs labai svarbus dalykas. Labai žinokit, ponia Egidijau, labai svarbus dalykas. Labai norėjau pašnekėti su jumis. Jeigu turite nors porą minučių, man skirkit senai moteriškiai. Sakykit. Žiūrėkit, aš buvau jūsų koncerte. Baisiai džiaugiausi. Ir buvau iškėlus rankas ir reikėjau, Egi, jūs manęs turbūt negirdėjot per tokią minę, taip? Nu, o ponia, kur jūs buvot, sakykit? Tai buvau čia Kauno sporto haliai. Oi, kad mes ten net negruojam. Net ne haliai, toj naujoj, kur ten prie Akropolio mane ten su taksu nuvežė. Pone, žiūrėkit, jeigu jums nesunku, aš jums susiu gerai, ką truputėlį vėliau. Ačiū jums labai, aš paskambinsiu vėliau, aš tik kalbu su žmonėm, aš matau, kad nei čia pokalbis. Aš lauksiu jūsų skambučio, Egi, tikrai. Iki. Alio. Labą dieną. Labą dieną. Ar čia gal Egidijus skambina man? Taip. Aš jūsų klausau, bet būkit geri, greitai šnekėk, nes aš esu labai toli užsieniai. Labą dieną, Egidijau, jūs man prižadėjot, kad skambinsit vakar. Taip, šiandien skambinu, klausau jūsų, ką norėt. Sakykite, Egidijau, aš esu jūsų labai didelį gerbėją. Aš jau girdėjau, tai toliau. Girdėjot. Žiūrėkit, jūs turite tokį šaunų, jūs kai buvot vaikas, turėjot nykštukų kepurę, tokią pat kaip mano anūkas. Ir dabar ir tada jisai turėjo, ir jūs man tada pradėjot patikti. O dabar turit tokį treningą žalę, negalėtumėt man kažkaip tai suveikti tokį patį mano anūkui. Neįsivaizduoju, iš kur gauti. Tai kažkaip tai jūs per pažintis nesuveiktumėt, nes aš labai noriu, kad ir jis būtų toks pat panašus kaip ir jūs. Ok. Egidu,